Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Šrimad Bhagavatam. Pirma giesmė, antra dalis, 11 skyrius. Dvarakos gyventojai pasitinka viešpatį Krišną ir šiandien 15 tekstas. Dvari, 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 granam, Granam, cha. Cha. Dvari, dvari, granam, cha. Dvari, Dvari, Granam, Cha. Dadhi, Dadhi, akshata, Akshata, phalek, shubhi. Phale, Shubhi. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, Alankritam, purna, Purna, kumbhair. Kumbhair. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, Balibhir, dhupa, Dhupa, dipakai. Dipakai. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, granam, cha. Dvari, Dvari, Granam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, grinamam, cha. Dvari, Dvari, Granamam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, grahanam, cha. Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Prabhu. Двори, двори, граганам ча, Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. дадхи акшата палеп шубхи, Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. аланкритам пурна кумбхайр, Alankritam, Purna, Kumbhair. балибхир dhūpa dīpākhai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, grihanam cha. Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, grihanam cha. Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Mataji. Dvari, dvari, grihanam cha. Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dipakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Dvari, dvari, grihanam cha. Dvari, Dvari, Grahanam, Cha. Dadhi, akshata, phalek, shubhi. Dadhi, Akshata, Phale, Shubhi. Alankritam, purna, kumbhair. Alankritam, Purna, Kumbhair. Balibhir, dhupa, dīpakai. Balibhir, Dhupa, Dipakai. Transkriptas. Dvari, dvari. Dvari, Dvari. Kiekvienos durys. Kiekvienos durys. Grihanam. Grihanam. Visų gyvenamųjų pastatų. Visų gyvenamųjų pastatų. Čia. Čia. Ir Ir dadhi. Dadhi. Varškė. Varškė. Akšata. Akšata. Sveikais. Sveikais. Phala. Phala. Vaisiais. Vaisiais. Eishubhi. Eishubhi. Cukranendrėmis. Cukranendrėmis. Alankritam. Alankritam. Papuoštos. Papuoštos. Purna kumbhai. Purna, Kumbhai. Vandens klydinais ąsočiais. Vandens sklidinais ąsočiais. Balibhi. Balibhi. Ir garbinimo atributais. Ir garbinimo atributais. Dhupa. Dhupa. Smilkalais. Smilkalais. Dipakai. Dipakai. Lempelėmis. Lempelėmis. Jo dieviškosios malonės, Šilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šila Prabhupada ki. Jai.
Ties kiekvieno namo slenksčiu galėjai matyti sėkmės simbolius. Indų su varške, sveikus vaisius, cukranendrės, vandens klidinus ąsočius ir garbinimui skirtus atributus – smilkalus bei lempeles. Pakartosiu. Ties kiekvieno namo slenksčiu galėjai matyti sėkmės simbolius. Indų su varške, sveikus vaisius, cukranendrės, vandens klidinus ąsočius ir garbinimui skirtus atributus – smilkalus bei lempeles. Komentaras. Vediškosios sutikimo ceremonijos anaiptol nėra šaltos ar oficialios. Sutikdami viešpatį žmonės, kaip sakyta, puošė kelius bei gatves ir kiekvienas pagal išgalės garbino viešpatį įvairiais atributais – smilkalais, lempelėmis, gėlėmis, saldumynais, vaisiais ir kitais gardėsiais. Viskas buvo aukojama viešpačiui, o paaukoto maisto likučiai buvo dalinami susirinkusiems gyventojams. Taigi viešpaties sutikimas buvo visai nepanašus į šaltus, oficialius šių laikų sutikimus. Žmonės kiekvienose namuose buvo pasiruošę iškilmingai sutikti viešpatį. Ties kiekvienu namu, keliuose ir gatvėse buvo vaišinamas kiekvienas praeivis. Todėl šventė suteikė visiems daug džiaugsmo. Iškilmės negali apsieiti be vaišių. Tokia vedinės kultūros tradicija. Двори, двори, греха нам ча, датхи акшата, халеп шубхи, аланкритам пурна кумбайр, балип хирду пади пакай. Ties kiekvieno namo slenksčiu galėjai matyti sėkmės simbolius. Indų su varške, sveikus vaisius, cukranendrės, vandens klidinus ąsočius ir garbinimui skirtus atributus. Smilkalus bei lempeles. Va, mes jau kažkurią dieną, visą savaitę turbūt skaitome apie tai, kai Dvarakos gyventojai sutinka aukščiausią Dievo asmenį viešpatį Šri Krišną, kuris grįžta po Kurukšetos mūšio iš Hastinapūro. Pamenat, po Kurukšetos mūšio jis porą mėnesių pasiliko Hastinapūre, Pandavų sostiniai, kol Maharadžas Judhištiras teisėtai nepaėmė valdyti sostinės ir visos valstybės. Ir čia gyventojai vaitai pasitinka. Reiškia, mes vakar kalbėjom, kad svarbiausia keliai, gatvės, tuneliai, viskas buvo papuošta, reiškia. Kruopščiai buvo išvalyta, pašlakstyta kvepiančių vandeniu, reiškia, visur buvo barstomi vaisiai, gėlės ir grūdai. Tokia vedinė tradicija. Čia dabar rašo, kad dar prie kiekvieno namo slenksčių, reiškia, kiekvienas gyventojas tikėjusi, gal jie pats užsiauks, pasieja. Žinot, kai pravažiuoju, gal užsuks. Taigi vienas pasiruošė jį sutikti. Ir matot parašyta, kad yra sėkmės atributai specialūs. Kas yra sėkmės atributai? Čia išvardinta. Reiškia, indai su varške. Net kai būdavo lilo žaidimas, kartai mėtydavo su varške. Reiškia, mums sunku suvokti, reiškia, bet toks yra džiaugsmas, sėkmė. Tai indai su varške. Sveiki vaisiai. Vaisiai sveiki, reiškia. Irgi sėkmės simbolius. Toliau cukranendrės. Sėkmės simbolis. Nes kai dabar buvom šitam, reiškia, Vrindavane, tai matėt per Damodaros mėnesį parikram prie parikramos kelio, paskutinę dieną buvo daug cukranendrių privežta. Tai čia sėkmės simbolis, žmonės nešiojasi, švenčia. Didžiulis džiaugsmas. Tai va, vandens klidinė ąsočiai, vanduo irgi yra sėkmė. Ir garbinimui skirti atributai, tą, ką mes naudojame aratį, reiškia, tai smilkalai bei lempelės. Prie kiekvieno namo buvo padėta. Ir va, žmonės čia puošė kiekvienas pagal savo išgalės. tą savo kelią, tą savo namus ir laukia, galbūt viešpats užsuks. Ir kai viešpačiai, reiškia, aukojo tą maistą, kai viešpats pradinė pro šalį, siūlė, reiškia, paskui tuo pačiu maistu dalino kitus praeivius. Čia vedinė tradicija. Vaišinti visus, reiškia. Ir čia pravadas sako, tai tuo metu viešpaties sutikimas nebuvo toks oficialus kaip dabar, kai, sakykime, valstybės atvažiuoja kažkokie aukšti asmenys, jau sutinka kažkoks prezidentas, premjeras ar dar kažkokia delegacija, visur aišku sutinka, kartais ar uoste pagal valstybės vadovų lygmenį važiuoja atitinkamas asmo sutikti, jį pasitikti ar uoste. Jei labai aukštas asmo, tai gali važiuoti net pats prezidentas, jeigu ten
žemesnio rango, tai koks premjerministras, tai jeigu dar žemesnė, tai kas nors, sakykime, iš užsienio ministerijos, dar kas nors sutinka. Kartais, jeigu didelis valstybės vadovas kažkoks, tai yra protokolas išžygiuojimo net kariuomenės, sakykime, kariuomenės atstovai, dalinių. Pučiamų orkestras, paradas net būna, kitaip pasitinka valstybės vadovo kažkokį. Tai tos sutikimai tie liko, bet jie tokie šalti, reiškia, oficialūs. Vieni spaudžia rankas, kiti nespaudžia. Čia visai kitaip, čia kiekvienas ėjo su džiaugsmu sutikti viešpatį, reiškia, kiekvienas pasiruošė priklausomai, čia visi žmonės ėjo sutikti. Visi, nes jis grįžo į savo miestą, ten visur baktai gyveno, visi atsidavė, reiškia, be Dievo negalėjo būti. Tai visai kas kita, šilta. Ir, sako, iškilmės negali apsėdė be vaišių, čia Prabhupada sako. Ir aš šiandien noriu visą temą pasikirti, nežinau, ar šiandien nespėsiu. Paaiškinti mums, mes vakar pasimokytumėm, kaip reikia sutikti svečius. Yra surinkta visa medžiaga, aš iškojau radau, kaip turėtų būti sutinkami svečiai, tai labai svarbu. Svečiai sutinkami ne tik namuose, mes dažniausiai, reiškia, kad namuose reikia svečią sutikti kažkaip. Tai mes turim kažkokius papročius, įpročius, bet aišku, kartais mes tų svečių net nelaukiam, nenorim, galvojam, o atėjo, arba sako, kai kurie sako, o aš nelaukiau tavęs, nelaukiau. Aš kaip ir duodu užuominą, kad gal, apsigalvok ir išeik net, ar dar kažkaip. Tai va, yra pasirodo, mūsų senovės yra etiketas. Tai svečiai ne tik į namus ateina, svečias laikomas, kuris ateina į šventyklą pas viešpatį. Va čia pas mus šventykla, čia yra dievybės. Čia kas ateina irgi skaitosi svečias. Tai ką sako šventraščiai, reiškia apie tai. Tai šventasis sako, kad visas Krišnos, reiškia, sąmonės procesas yra nukreiptas į tai, kad mes suprastumėm, kad aukščiausias Dievo asmuo yra visur. Visur. Tai jis yra pirmiausiai, reiškia, čia visa jo kūrinėje, jis pats yra toj kūrinėje, reiškia, Brahmana visur pasklidęs, reiškia. Toliau viešpats yra dievybių formoje, o mes turim dievybės, ne, čia yra dievybės atėjusios, tai jo forma čia yra toliau. Toliau sako, viešpatės forma yra atsidavusiusi. Ir yra viešpatės forma, kaip paramatmo kiekvienoje gyvoje būtybėje. Viešpats yra visur iš esmės, o kaip reiktų matyti. Ir Šrila Prabhupada, tik jo dieviškosios malonės, Šrilos Prabhupados dėka mes turim tą kultūrą. Jis atnešė ir mums paaiškino, kaip, reiškia, čia reikia tvarkytis tą materialiam pasauliu, kaip iš tikrųjų gyventi. Ir tai Prabhupados dėka, reiškia, jis visam pasauliu, reiškia, pastatė Rada Krišnos, reiškia, šventyklas. Šventyklas, kur mes galim garbinti aukščiausio Dievo asmenį, suprasti, kas jis per vienas yra, reiškia, kam skirtas mūsų gyvenimas. Ir Šrila Prabhupada davė mums visas pamokslavimo pamokas. Jis išmokė mūsų platinti knygas, nes tik knygos dėka gali kažką žinoti, knyga irgi yra viešpaties forma, jis pats, ar ne. Reiškia, jisai, Šrila Prabhupada, reiškia, davė maistą prasadą, kaip reikia garbinti, reiškia, kaip reikia dievėms siūlyti. Davė mums Harinamą Sankirtaną, ar ne, kaip gali sąlygotos sielos, ar ne, išgirdusios šventą vardą, prabusti. Toliau ir visų šito programų, reiškia, kūnas, maisto ir sielai, aišku, visus tos labdaringos programos, kaip Prabhupada matė, kad žmonės alksta, reiškia, jis davė galimybę kiekvienai dživai, kuri gyvena kažkur netoli šventyklos, arba bent tam mieste, kur yra šventykla, reiškia, kad turėtų galimybę ateiti į šventyklą pas dievybės, reiškia, pamatyti dievybės, tokią formą. Ir visų tų programų tikslas yra sugrąžinti gyvą būtybę į tikrosius namus, tai reiškia dvasinį pasaulį. Tai mes pravertumėm tas duris savo širdėje ir grįžtumėm į dvasinį pasaulį. Ir kai ateina į šventyklą, reiškia, žmonės, svečiai, tai atsidavę turėtų sukurti tokią atmosferą, kad žmonės pasijustų kaip vaikų, kaip namuose. Toks turėtų tikslas būti. Kad mes laukiam, koks žmogus beteitų čia, sukurti tokią atmosferą, kad tam žmogui būtų smagu, kad jis jaustų kaip namuose, kad čia jo yra namai, kad visą gyvenimą turėtų samskarą, reiškia, antspaudą širdė, kad čia ten buvo gera kažkur. Vat vienoje vietoje, kur buvo gera, tai man ten buvo. Ten natūraliai manęs niekas neklausė, niekas neprašė, nieko nereikalavo, nieko iš manęs netikėjusi, mane priėmė, koks aš esu. Vat, čia turėtų būti tokia atmosfera. Kiekvienai šventyklai. Ir tas pats, aišku, namuose, jeigu yra dievybės, ateina kažkas
kad žmogus, nenorėtų net išeiti. Sakytų, gal galima pas jūs ilgiau pasilikti, reiškia. Taip ir čia, gal žmogus ateitų ir sakytų, gal aš galiu iš vis čia gyventi, daugiau nieko nebegrįžti, man čia gera. Tokia atmosfera turėtų būti. Ir žmonės atėję į šventyklą, ar pas mus į namus, turi jaustis, kad jie irgi kaip namuose, čia jų vieta. Skonį gautų, skonį pasiliktų, reiškia, toks skonis. Ir pabandykim panagrinėti, reiškia, kas vis dėlto yra svečias, ką sako Vedos, kas yra svečias. Tai sanskrito žodis yra atitchi. Atitchi reiškia, žodis reiškia nelauktas. Mes dažniausiai, taip tarimės, planuojam. Aha, mane pakvietė kažkas ir aš turiu pakviesti. Nelabai nori, bet jau reikia pakviesti. Paskui šnekės, kad nepakviečiau dar kažkur. Va. Tai čia tokie dalykai net nesiskaito, čia nieko tokio nėra. Čia kaip dėrybos užkulėsi. Iš tikrųjų, svečių net laikomas va, tas atitchi, kuris yra nelauktas. Jis yra pačiai brangiausias. Ir neplanuotas arba nelauktas, reiškia, svečias laikomas aukščiausio Dievo asmens atstovu. Atstovai, įsivaizduojat, kaip šventraštis sako, reiškia. Kadangi, reiškia, jo atėjimas yra atsidavusiems kaip testas, kokie mes esame. Ar mes susierzinom, reiškia, ar mes maloningi, mes galim priimti tą, kuris beteitų, kaip viešpaties pasiuntinį, iš tikrųjų. Ne šiaipgi žmogus ateina, mes galim galvoti, ai, čia atėjo, nelaukime dar kur nors, bet čia viešpats egzaminuoja mus, kiek mes esame ten jau pažengę. Ar mes maloningi, ar galim skirti dėmesio žmogui, ar galim jį pasitikti visą kitą. Ir ar mes pasiruošę tarnauti tam žmogui bet kokioje situacijoje. Mes visą laiką norim dėlioti savo, kaip sakant, dienotvarkę, kad aš taip priimsiu, taip darysiu, bet tas nelauktas yra pats brangiausias. Atitchi. Ir, reiškia, tokiam žmogui, kuris ateina į svečius, į šventyklą ar į namus, reikia jį sutikti kaip brangiausiai svečią, kuris mus aplankė, kaip viešpats. Ir sako, čia kaip ir Vaišnavo tikėte rašoma, reiškia, visus tos žmonės, reiškia, kurie paprasti žmonės, kuriuos mes kviečiame, paskui, reiškia, įvairius, jeigu yra kažkokie svarbesni asmenys, Vaišnava arba Vaišnavo giminės, ir jie turi būti priimami komfortabiliai, reiškia, kad jie norėtų vėl čia sugrįžti, ateiti. Taip jūs reikia pasitikti, taip reikia jiems skirti dėmesį, kad vėl norėtų jie čia sugrįžti. Ir yra auksinė taisyklė, visiems amžiams galima atsimti. Kiekvieną svečią reikia priimti, reiškia, taip, kaip mes norėtumėm, kad mus priimtų. Čia kaip ir Kristaus taisyklė, reiškia, myli kiekvieną asmenį kaip pat save, kad norėtum, kaip mylėtų. Tai va, mes turėtumėm priimti kiekvieną žmogų, kaip norėtumėm, kad mus priimtų. Ar į namus taip ateina, ar į šventyklą ateina. O tokia turėtų būti taisyklė. Ir, reiškia, yra labai svarbus momentas tam toj tarnystė, reiškia, viešpatės šventykla, va čia yra viešpatės šventykla. Ar tai yra visuomeninis pastatas kažkur mieste, ar tai butas, kur mes turim šventyklą, reiškia, turi būti padaryta viskas taip, kad žmogus galės ateiti, galėtų irgi pasitarnauti viešpačiu, pajausti tą atmosferą, kad čia gyvena Dievas. Kad jam pasiliktų, reiškia, ten atminti tą samskarą, atmintis antspaudas, kad aš buvau pas Dievą. Ir Krišnos sąmonės, reiškia, tarptautinės Krišnos sąmonės organizacijų svečių priėmimas labai svarbu. Ir mes kaip Šilos Prapados pasiekėjai turim žiūrėti, kaip jisai, reiškia, priimdavo svečius, kaip jisai visą tą darydavo. Reiškia, mokytis iš jo. Ir kokia turėtų būti, reiškia, meditacija tų atsidavusių, kurie gyvena šventyklose. Tarkim, čia mes kaip gyvenam, kaip mes turėtume elgtis. Reiškia, sakoma, kad kiekvienas atsidavęs, kuris gyvena šventyklai, turėtų išmokti svečią priimti. Ne taip, kad jis aiškinti, aš tik už šiukšlės atsakingas, arba aš tik skalbiu, aš iš vis nenusileidžiu ten iš 5 aukšto, iš 10, neišlendu iš rūsio. Jis kiekvienas turi mokėti priimti svečią, nes jis atsidavęs, jis Vaišnavas, o Vaišnavas, reiškia, viską turi mokėti, viską absoliučiai. Tokia yra taisyklė. Kiekvienas žmogus, gyvenantis šventyklai, turi išmokti priimti svečią. Toliau, reiškia, kas dar svarbu,
niekas neturi, reiškia, laikyti savęs, kad čia, jeigu yra tai namai, sakoma, namuose mes turim, reiškia, dievybės. Mes neturim laikyti namus, kad čia mūsų nusavybė, kad čia mūsų baldai, čia mūsų dar kažkas, reiškia. Reikia suvokti, kad čia yra viskas Krišnos, mūsų nieko nėra. Arba šventyklai, kur mes gyvenam, irgi nelaikyti, kad mano kambariukas, mano tenais staliukas, dar kažkas, viskas yra Krišnos. Kai Krišna laikinai leido, mums čia pasinaudoja. Turi ir tas žmogus atėjęs, jis irgi yra, irgi tiek pat brangus, reiškia, jis tiek pat turi teisų čia, kaip ir aš. Taip sakoma. Toliau, sakoma, jeigu mes tikrai nuoširdžiai garbinam dievybės, reiškia, žmogus, kuris ateina matydamas taip, jis irgi įsitraukia į procesą, jam irgi įdomu. Jis irgi gauna tą malonę. Iš to, kaip mes reiškia, bendravom su savo dievybėm. Todėl, kas ateina pas mus į šventyklą, mes turim save laikyti tarnu. Todėl yra tie žodžiai vartojami prabu. Prabu reiškia šeimininkas, kai ateina žmogus, kaip prabu. Va. Ir mes turim būti jų tarnais, nes jie yra Prabhupados ir dievybių svečiai. Nes Prabhupada arba dievybės pakeitė tą žmogų, kad ateitų, gautų daršaną. Jis ne šiaip savo atėjo, nes vis tiek ateis prie altoriaus, nusilenks dievybės, arba gal nemokės nusilenkt, mes galim paaiškinti, reiškia. Jisai gaus daršaną. Čia yra labai svarbu. Reiškia, toliau kas yra svarbu. Čia, aišku, yra dievybių garbinimas, mes šiandien prie to neįsim. Čia Žaišy gal atvažiuos papasakos. Sakoma, net jeigu mes gyvenam namuose ir kažkas atėjo pas mus į namus, nesvarbu mes ką nors turim namuose ar neturim, ta prasme mes turtingai ar neturtingai gyvenam, mes turim tą žmogų priimti. Reiškia, tą žmogų pagerbti. Sakoma, net vargšas žmogus gali priimti svečius. Net vargingas, kuris nieko neturi, gali priimti svečius. O kokios taisyklės dabar aš? Tai svečių priėmimo įstatymas skelbia, kad jeigu vargšas žmogus neturi ko nors pasiūlyti svečio, kaip atrodo, nieko neturiu, taip atrodo, aš jau esu vargšas, tamuose, jeigu ateina svečias. Sako, tai jo pareiga paduoti svečiui bent kilimėlį atsisėsti. Pareiga. Kilimėlį gali kažkas visi turėti. Pas mes visi ne Indijoje gyvenam, ne kažkur, reiškia, mes turim bent kėdę, ar ne? Tai žmogų reikia pasodinti kėdės, kėdę bent paduoti, jeigu jau nieko neturim. Reiškia, ir galima paduoti stiklinę vandens. Čia jau pačios elementariausios, reiškia, taisyklės. Čia matai tuose, jeigu jau neturi ne kėdės, kilimėlį paduok atsisės žmogui. Ir stiklinę vandens. Ir tą žmogų reikia sutikti maloniais žodžiais. Maloniais. Ne taip savo. Labadiena, prašau, sėskit tenais. Formaliai iš širdies reikia. Ir žmogus jaustų, kad yra laukiamas. Tai sakoma, užtat svečią arba priešą priimti nieko nekainuoja mums iš tiesų. Tik reikia atverti širdį. Ir čia esmė, kiek mes patys esam išauklėti, kiek esam kultūringi, kiek esam kilnūs. Prieš kiekvieną svečią reikia sutikti atitinkamai pagal jo užimą padėtį visuomenėje, atitinkamai pagal amžių, pagal kultūros aspektus. Reiškia, ir žiūrint į tai, kokiais dar santykiais mes giminystės arba tam pavaldumo ar valdingumo, reiškia, esame susaistyti su tuo žmogum, reiškia. Su klase, kam jis priklauso, bet kokiu atveju formaliai ir giliai vis tiek yra tai visuomenė 4 klasės, vis tiek yra darbininkai, šūdros, yra vaišiai verslininkai, yra kšatriai valdytojai, yra, sakykime, šitie brahmanai, reiškia, mokytojai. Tai va irgi atsižvelgiant į tai, ką žmogus, reiškia, veikia, ką užima visuomeniai padėtį. Toliau reikia atsižvelgiant į dvasinės žinias, kokią padėtį žmogus užima. Vienas dalykas, kai mes priimsim paprastą svečią giminį, kitas dalykas, jeigu pas mus į svečius susuks dvasinis mokytojas. Tai vėl kitaip reikia priimti. Ir, reiškia, Prabhupada sako, Šrimad Bhagavatam, reiškia, 4 giesmėje, 22 tekste, jisai sako, Indijoje yra pažodys, reiškia, kad net jeigu vargšas, kuris neturi skanaus maisto, net čiut vargšas neturi jokio maisto, reiškia, jis sako, visada gali pasiūlyti svečiui, netikėtam svečiui vandens. Reiškia. Jeigu, sakykime, mes neturim net vandens, gali tai būti, mums gali atrodyti, kad nėra net vandens, ne? Nors pas mus yra kranas visą laiką. Mes ne kaime negyvenam, ten už kilometrų šunies nėra. Net jeigu nėra vandens,
Sako, tada žmogui reikia bent kilimėlį pasiūlyti atsisėsti. Jeigu nėra net kilimėlio, jau toks vargšas būsiu, reiškia. Tai reikia svečiui pasakyti, biškį lūpti, kad aš išplausiu grindis, reiškia. Grindis išplauti prie svečio. Kad jis švariai atsisėstų ant grindų. Taip sakoma. Toliau, ir tada, kai išplaunam grindis, paprašyti svečią atsisėsti. Net jeigu jokio baldų neturim, visiškai. Nu, Indijoj yra, gal, kai važiavom link Govardano, kitur galbūt matėt, ten yra tokie visiškai, reiškia, šiaudiniai nameliai arba iš mėšlo nameliai, tokie kartais žmonės gyvena. Tai va, jeigu ten jau nieko nėra, jokio kilimėlio, nieko, tai reikia išplauti grindis ir tas pasodinti svečią. Taip sakoma. Jeigu žmogus sako, net to negali padaryti, matot, Vedos visko primatė, net jeigu jau to negali, net grindų negali išplauti, negali, ne kilimėlio neturi, nieko neturi, tai ką jis turėtų padaryti, reiškia? Jis tada turėtų, reiškia, sudėti, va taip nuolankiai delnus, nusilenkti ir sakyti, reiškia, sveiki atvykę, nu ačiū, kad atvykot, maloniai sutikti, reiškia, nuolankiai. Jeigu ir to negali padaryti, matot, Vedas iki tiek nueina jau kiekvienam, visiškai degradavusiam asmeniui, jau duoda visokias aplinkybės, kad, pasitarnautų, reiškia, moko. Net jeigu to, sako, negali padaryti, reiškia, tai jis turėtų atsiprašyti, pasakyti, atsiprašau, aš nieko dėl jūsų negaliu padaryti. Net ir tada atsiprašyti, kad atsiprašau, aš, to negaliu padaryti, reiškia. Ir atsiprašyti už tai, kad aš esu toks niekšas, niekam tikės, nemoku net maloniai jūs priimti, reiškia. Net už jūs, reiškia, taip sutikti, reiškia. Ir tada, sakoma, net reikia verkti, pabandyti verkti, reiškia, atsiprašyti. Ašaros turėtų lietis, kad aš esu niekšas, nemoku, nieko neturiu, nieko nesutinku, dėl savo praeities karmos esu toks visiškai niekam nereikės, reiškia. Ir tada reikia pasikviesti žmoną, vaikus ir nusilenkti prie svečią. Nusilenkti, atsiprašyti, kad mes niekam tikė, reiškia, nemokam jų sutikti. Nieko neturim. Čia jau paskutinė stadija. Kai jau nemokam, nieko nuolankumo nėra, reikia, taip reikia sukviesti. Reiškia, svarbiausia sutinkant svečius, tai išreikšti pagarbą svečiui. Kad svečias jaustų, dėmesį jam parodyti. Kad svečias jaustų, kad jis, yra brangus, kad jis ne šiaip savo atėjo ir mes, turim savo reikalų. Atsiprašau, aš turiu dar prie kompiuterio padirbti. Arba ten, atsiprašau, jį biškį pavalgysiu, jūs pasėdėkit. Ar dar kažkur. Ne, svečias turi jaustis, kad jis, yra labai laukiamas. Toliau, reiškia, svečiui reikia pasiūlinti, tą įsikurt galimybės, kad jis, kaip sakant, rastų vietą, kur atsisėsti. Kad jis nežinotų. Nes svečias, kai ateina, jis kartais nežino, dažniausiai pavručiuoti šventyklą, jeigu ateina, jis nežino, kur eit, ką daryti čia, lenktis, nesilenkti, reiškia, čia gultis ar dar kur nors. Kaip čia nučiaudėt, nečiaudėt, praustis, nesipraustis, nežino. Tai va, reiškia, viską pareiškit mandagiai. Ir namuose tas pats irgi. Ir čia nusimaukit batus, čia va pasikabinkit, leiskit, aš jums padėsiu, va. Ir jūs jaustų rūpestį. Nes žmonės dažnai pasimeta, kompleksuoja, kad jis net bijo eiti. Tai va, tai ką reikia pasiūlyti, sakoma, vandenį, maistą, vietą sėdėjimui, gražius žodžius. Ir, reiškia, jeigu reikia žmogui dar būti vietą nusimaudyti, nusiprausti, jeigu reikia, rankas nusiplauti. Tai kaip ateina pas mus, žmonės šiandien ne kasdieną koja, reikia parodyti vietą, kur rankas galima nusiplauti ir tualetą. Nes žmonės dažniausiai, kur važiuoja, puslė prisipildo, reiškia, tų nereikalingų, reiškia, visokių atliekų, žmogui reikia parodyti tualetą, nes kartais žmonės irgi kompleksuoja. Nežinau, kur dingti, tai reikia sakyti, va, tualetas prašom, va, vandenukas prašom, va, čia muilas yra, čia rankšluostukas, va, taip, va. Čia šiukšlių dėžė, tai reikia tą pasiūlyti. Ir jeigu žmogus iš toliau atvyko, reikia pasiūlyti vietą, kuris galėtų pailsėti, pamiegoti. Lovą tenais arba kilimėlį dar kažkur. Taip turėtume mes suteikti, va, šiandien mes mokome, žinosim dabar. Ir galit kartais netikėtai vienas paskirto nuvažiuoti. Nieko nesakant, nuvažiuoti, pamatysit, kaip bus. Va, ir sakyt, va, nelabai supratai paskaitui, kas buvo. Pasimk įrašą, pasiklausyk. Toliau, jeigu svečias ateina pirmą kartą, tai mes pamatom, jeigu jis mums pranešė arba nepranešė, mes jeigu matom per langą, sakykime, ateina, reikia išeiti pasitikti, nes žmogui nedrąsu, ką spaus, kur čia eiti, ką čia lipti, ar aplink namą eiti, žinot, jam dažnai yra nesaugu, nejauku. Tai reikia svečią net išeiti pasitikti, taip etiketas rašo. Čia Krišna, matot, kaip Krišna laukia, čia mes mokomės pagal temą. Toliau, o kai jis išeina svečias, reikia palydėti. Kad jis jaustų, kad dėmesys, viskas, o ne taip, ate, rasit kelią. Rasiu kaip nors, teikit viskas. Tai palydėti jį.
sakoma, palydėti prie iki išėjimo, arba net palydėti ir už vartų. Svečiai. Palydėjai pasakė, va ten kapinės ir išeisit. Į kapinės tik neikit, kelių kapinės paliks dešiniai, ten rasit išėjimą, jeigu atvažiavom. Taip reikėtų. Toliau, dabar, reiškia, yra pagal etiketą, vadinasi, panšaratrika, kaip išreikšti, reiškia, svečiui pagarbą. Vat pasimokykime, kaip išreikšti svečiui pagarbą. Pirmiausia, reiškia, koks žmogus beteitų, pagarba išreiškiama atsistojus. Bet kas, reiškia, čia etiketas būdavo net visur, kariuomenė, atsimenu, visur, kur ateini, jeigu kažkas užėna, atsistoji, vyresnė pagerbė, atsistoji, o ne taip, sveiki, reiškia. Tai va, jeigu svečius ateina, reikia atsistoti. Pirmas pagarbos, reiškia, jausmas. Toliau, reiškia, yra pagarba, jeigu mes prisistatom. Sakau, aš antrą dasakį. Jeigu žmogus ateina, jis nežino, kas čia tokie reiškia, kaip jie čia. Čia jeigu pirmą kartą ateina kažkas, kažkur reikia prisistatyti, kad aš toks, tai va toks. Tai vardu. Reiškia, toliau, reiškia, yra, kaip pagarba išreiškiama pasisveikinant, ne? Vediniai tradicijoje nepriimtina ten duoti ranką, dar kažkaip, reiškia. Vediniai tradicija va nuolankumo ženklas prie širdies, tos rankos sudėtos, aš tarnauju jums. Iš širdies, reiškia, išeina tas jausmas. Va. Rankos sudėtos, reiškia, nuolankus, aš esu jūsų sarnas. O taip sutikti. Hare Krishna, Anardaradas, kuo greičiau jums pasitarnauti. Taip reikėtų pasakyti. Ir žmogui tada aha, aišku. Tai gerai, sakys, man batelius šiek tiek nuvalykit, dar kažką. Bet taip žmogus nesakys. O jeigu sakys, nu ir gerai, va, nuvalysim. Toliau sakoma, reiškia, galima žmogui pasiūlyti yra dandavatus. Jeigu ypatingas svečias, vyresnysis bhaktas, jo labiau dvasinis mokytojas, reiškia viskas dandavatai. Danda, tai reiškia lasda, bumti ir krenti ant žemės, ištiesi rankas ir viskas sutinki tą žmogų. Dandavatai. Moteris lenkėsi liesdamos, reiškia, rankomis ir galvą žemę. Jums nereikia dandavatų. Sakoma, liečianti, reiškia, kūnas liečia, reiškia, 8 vietos kūno liečia žemę. Toliau, jeigu vyresnysis ateina, galima rankomis liesti jo kojų pėdas. Taip, gauti, reiškia, kaip ir palaiminimą paliesti jo. Šventos pėdos atėjo, reiškia. Mūsų apvalys. Tai dešinė ranka liečia dešiniojo pėdą, kairė ranka liečia kairę pėdą. Taip turėtų. Toliau, ir jeigu mokytojas dar pranamantą reikia sukartoti. Pranamantą. Toliau, reiškia, jeigu labai kažkoks artimas žmogus, galima apkabinti. Tas žmogus iš karto, reiškia, jaučiasi, kad jis, artimas, šiltas, savas, kad jį taip myli, reiškia, net apkabina. Prabhu negali matadžį apkabinėti. Reiškia, matadžį negali pulti prabhu apkabinėti. Nes tada kils geismas, taip neapsikabinam. Toliau, sakoma, svečiui galima pasiūlyti dovanų. Svečius, kai ateina, paskui arba kai išeina, galima pasiūlyti dovanų. Kokios dovanos yra, kokios priimtinos dovanos. Tai pirmiausiai rūbus galima pasiūlyti visada. Rūbai gali būti dovanojami. Toliau galima aukso pasiūlyti, jeigu turit. Reiškia, įsisegiau skariukus ir va čia jums. Arba jeigu skariukų nėra, gal išseniukas dantį kokią turi. Anksčiau dėdavau aukso dantis. Tai jau kauja, aišku. Tai aukso galima. Pinigų, jeigu svečias aplankė, visada yra smagu pinigų duoti. Ir smagu, vaišnavo tradicijų, reiškia, važiuojant kažkur, jeigu žmogui reikia palikti pinigų, galima vokelį, galima šventyklą įmesti, reiškia, paaukoti kažkiek pinigų. Toks. Ir grūdų. Tai jeigu važiuojam kažkam, galima, aišku, ryžių nupirkti, dar kažkur nuvežti. Suvalgys žmogus. Mes tik neįpratę, atrodo, kažko čia nepriimtima. Ryžius tikrai visi suvalgys. Tai važiuojant kažkur, galima nuvežti. Ryžių maišių 50 kg ar kiek. Šventyklos tai priimtina. Indijoje šiais laikais, reiškia, maišą kažkas atneša, suvalgys. Toliau, tai tie visos dovanos vadinasi dana. Toliau, vyresniesiam pagarba, tėvams
ir mokytojams išreiškiama kaip taisyklė atsistojus, prisistačius ir nusilenkiant. Kaip mes turėtumėm tėvus, reiškia, gerbti. Pas mus dažniausiai nėra. Sveiki tėvai, sveiki. Ten pagarba rytuose yra. Toliau, nusilenkimai ir dovanos, kaip taisyklė, reiškia teikiamos dvasiniam mokytojui. Dvasiniam mokytojui. Arba dovanos teikiamos, reiškia, nusilenkimai tokie dideli vestuvių proga, kai ceremonijos yra. Arba kai vyksta jagios aukojimai. Dažniausiai. Toliau. Kaip dabar svečias turi elgtis ir kaip mes su svečiu. Kaip svečias ir kaip mes su svečiu. Elgesys, kai atvyksta, reiškia. Prabhupada sakė, reiškia, ir mokė, kad mes turėtumėm įsiaiškinti, kas mus kviečia į svečius, kokia asmenybė. Atkreipite į ypatingą dėmesį. Kur mes keliausim pas ką į svečius, kas mus pakvietė. Reiškia, ypatingai Prabhupada atkreipė dėmesį, jeigu mus kažkas kvies į svečius ir sako, pas mane pavalgysi, pasivaišinsi dar kažką. O čia ypatingas dėmesys. Aš turiu mąstyti, kur aš valgysiu ir ką valgysiu. Mane tai užterš ar dar kažkur. Ir, reiškia, čia parašyta, reiškia, pavyzdys. Šri Chaitanya Mahaprabhu priėmė pakvietimą, reiškia, pas Vaišnavą Brahmaną į svečius kvietė. Viešpatį Chaitanya. Tai va, net jeigu žmogus yra brahmanas, kuris, reiškia, griežtai seka tą viską, reiškia, brahmanišką kultūrą, bet sakoma, Prabhupada sako, bet jeigu jis nėra atsidavęs ir ne Šri Čaitanijos Mahaprabhu, reiškia, pasikėjęs, tai nereikia eiti pas tokį brahmaną. Jeigu nėra Šri Čaitanijos Mahaprabhu pasikėjęs, nors jis laikosi visos vienės taisyklių, pas tokį atsidavusi nereikia eiti, jis nėra atsidavęs. Ne viešpačiai, jis brahmanas, bet kastinis gali būti. Viduje nebus pasitos savybės, arba jis nesieks tų savybių. Makas. Reiškia, Prabhupada sako, mūsų laikai žmonės taip degradavo, reiškia, kad jie net nesilaiko jokių taisyklių. Absoliučiai jokių taisyklių, reiškia. Ką jau gal kalbėti apie Vaišnavų principus, reiškia. Reiškia, valgo viską iš eilės, reiškia, kas jam patinka. Ir todėl, sako, Krišnos sąmonės atstovai, atsidavę, turi labai būti atsargus pas ką jinai svečius, ką jam ten duos. Svečias Vaišnavas, jeigu aš einu kažkur į svečius, aš turiu save, teisingai aš turiu ten elgtis. Reiškia. Ir nepriklausomai ir tai žmogus Vaišnavas ar ne Vaišnavas, kažkas mane pakvietė, gal kažkoks senas draugas, dar kažko. Ir yra taisyklės, mano kaip Vaišnavo svečių taisyklės, kai aš kažkur einu į svečius, labai konkrečius. Jeigu mus pakvietė, reiškia, į svečius kažkas, tai nereikia ilgai užsisėdėti svečiuose. Yra vis tiek laikas, kada reikia išeiti. Ta reikia atsiminti. O ne taip pat naisiu, visą dieną kažkaip iki vakaro prabūsiu, užmušiu laiką, dar kažkur. Arba ten, kažko pasidomėsiu, yra laikas, etiketas. Naisiu, reikia žinoti, kad reikia išeiti. Reiškia, jeigu, sakykime, yra pakvietimas, pakviestas, reiškia, aš esu pakviestas pavalgyti, papietauti, tai, sakoma, reikia šiek tiek pailsėti, kai pavalgo, nešok už po stalo. Užvalgiu, pasidėti kelias minutės. Reiškia, pajausti, kad ten maistas, reiškia, nusėdo, pradėjo virti, bet nereikia perbūti ilgiau negu reikia. Nereikia ten sėdėti, žinot, laukti, tempt tą gumą. Ir nereikia varginti, reiškia, svečią pokalbiais, jeigu jis pats to nenori. Pavaišino mus, pasėdėjom keletą minučių ir padėkoti, reiškia, reikia išeiti. Negalima vesti svečių, jeigu neįspėjom šeimininką ir jis nedavė sutikimo. Kažkur, einam, pavalgysim tenais kažkur. Tai reikia įspėti. Reiškia. Jeigu kažkas pakvietė svečius, įspėti šeimininką ir paklausti, ar aš galiu atsivesti svečių kažkokį. Tai va, pirmiausia, reikia paklausti šeimininko. Jeigu žmogus svečiuose kažkas mums davė galimybę, mums reikėjo, davė pasinaudoti telefonu, faksu, reiškia, kompiuteriu, reiškia, dar kažkokiu tai
sakykime, kažko tenais, kas yra, tai reikia pasiūlyti, reiškia, šeimininkui atsilyginti. Kad aš pasinaudojau, čia, tai prašau vis tiek kažkiek, tai arba aš paukosiu. Kad jis nejaustųsi, reiškia, kad mes ten prisinaudojom ir jam nuostolį padarėm. Reiškia, jeigu mes norim aplankyti kažkokį draugą, tai reiktų jam pirmiausiai įspėti, kad aš ateisiu pas jūs. Jeigu mus nekvietė kažkas, o norim nueiti. Čia visus leidžia. Reikia pirmą įspėti, kad žmogui nebūtų šokas. Reiškia. Jeigu mes einame, mes turim žmogui pasakyti, kada ateisime ir maždaug, kiek laiko jį sugaišinsime. Kad žmogus neįsitemptų, negyventų nežinomybių, gal visą dieną bus. Tai reikia ir pačiam nuspręsti, kiek aš ten būsiu. Toliau, jeigu mus nepakvietė ir šeimininkas neperspėtas, reiškia, kad mes ateisime, tai reikia žinoti, sakoma, kad po pietų, kaip taisyklė, šeimininkas Indijoje arba dievybės ilsisi po pietų. Jie nepasiruošia priimti. Toks, dievybės eina miegoti. Reiškia, jeigu, tai geriau tokiu laiku neiti. Jeigu mes kažkur tai apsistojame keletui dienų, kažkieno tai namuose, tai reiktų tuose namuose palikti kažkokių tai dovanėlių, kaip atminimui. Reiškia, mane priėmė viskas kažkokia tai dovanėlė. Toks etiketas. Čia, sako Šrila Prabhupada, reiškia, pats tai darydavo, kai apsistodavo Bombėjoje, net pas savo pažįstamus. Palikdavo kažkokią dovanėlę. O toks etiketas. Toliau yra istorijos iš Šrimad Bhagavatam, kaip, sakykime, kaip dėl svečių priėmimo, reiškia, elgiasi didžiosios asmenybės. Šrimad Bhagavatam konkrečiai, reiškia, aprašo, kai mes toliau skaitysime šitą pirmą giesmę dar dalį apie Maharadžą Parikšitą. Tai Maharadžą Parikšitą prakeikė, kaip žinom, Brahmano sūnus. Tai Šrimad Bhagavatam sako, net su priešu, kuris ateina pas mus į svečius, į namus kaip svečias, reikia elgtis pagarbiai. Net su priešu. Ir Vedinės, reiškia, svetingumo įstatymas sako, reiškia, kad jeigu mes namuose priimam priešą, jam turi parodyti visa iš to išplaukianti pagarba. Reiškia, svečio net negalima duoti suprast, kad jis atėjo į priešo namus. Jis neturi pasijauti, kad atėjo pas priešą. Jis turi užmiršti. Net jeigu atėjo mūsų didžiausias priešas, jis turi užmiršti, kad aš esu jo priešas. Įsivaizduoju, taip Šrimad Bhagavatam sako. Dėl kažko atėjo su manim kariauti, susipykti, tai aš turiu taip jį priimti, kad jis išeitų, reiškia, visiškai patenkintas, nelaikytų manęs priešų. Ir Šrimad Bhagavatam pirma giesmė, 18 skyrius, 27 tekstas sako, Maharadžas Parikšitas, reiškia, peržengė Samikos ryšio duris, reiškia, jis, reiškia, nelaukė iš Samiko ryšio, reiškia, karališko priėjimo, reiškia, kadangi jis žinojo, kad šventieji ir ryšiai gyvena vargingai. Pamenam tą visą istoriją. Kai Maharadžas Parikšitas medžiojo, jis atsiplėšė nuo visos savo palydos, jis labai išalko, labai ištroško ir atėjęs į laukymę pamatė namelį. Ir jis ten atėjo, reiškia, į tą namelį, pamatė namelį, reiškia, sėdinti ryšį išminčių. Tai va, jis jau eidamas tenais, jeigu jis kšatrės, vis dėlto išvalgus karalius, valdovas, jis aišku suvokia, kad ten negali jam, nepriims karališkai, neskambės varpai, tenais palyda netrimituos, gėlės nebus barstomas. Jis tą suvokė. Tai va, karalius atėjo į ryšį namus. Reiškia, tačiau jis nebuvo pasiruošęs tam, reiškia, kad jis sutiktų taip, kad net nepasiūlė kilimėlio, gražių žodžių ir vandens nepadavė. Pamenam, kad ryšys sėdėjo, reiškia, o taip meditacijų gilioj ir visiškai atsijungęs. Bet jis net nebuvo pasiruošęs karalius tam, kad jį taip sutiks. Jis tikėjosi gauti bent vandens. Toliau, reiškia,
Ir šitą Maharadžą Parikšitą, reiškia, labai nustebino to ryšį priėmimas, kad jam jokio net žodžio neištarė. Jam buvo, kaip sakant, toks netikėtas smūgis. Ir pamenam, Maharadžas Parikšitas supyko ant šito Samikos ryšio, kad jį taip sutiko, kad nepriėmė. Ir jis, pamenam, su lango galu nepakabino gyvatės išnarį, padėjo jam ant pečių, tam išminčių Samiką ryšių. Jis įsižeidė jisai, kodėl taip reiškia, priėmė. Ir čia, reiškia, supykti buvo kaip ir būdinga, reiškia, bet kokiu atveju, kad Maharadžas Parikšitas šventa asmenybė, jis vis dėlto, reiškia, karalius, o karaliai visada yra radžoj, aistroj kažkokio, reiškia, ir jį tos aplinkybės nustebino. Tačiau, gali mums atrodyti, aišku, keista, kodėl taip įvyko. Sakoma, kad Maharadžas Parikšitas, reiškia, tiek caras, šitas Maharadžas Parikšitas, tiek Samika ryšis, jie kaip šventos asmenybės. Ir tas lygus vienas kitam. Tačiau aukščiausias Dievo asmuo, reiškia, taip sukūrė tą istoriją. Abu išbandė. Abiem davė galimybę pasitarnauti, reiškia. Ir davė galimybę Maharadžui Parikšitui, po to, kai pamenat, Samiko ryšius, reiškia, sūnus prakeikė, išeiti, tapti visiškai viešpatės atsidavusiu. Nes Samikos ryšio sūnus prakeikė, kad po 7 parų tave įgels pikta gyvatė ir tu prarasi gyvybę. Ir davė galimybę jam atsižadėti. Atsižadėti žmonos, vaikų, karalystės ir sužinoti visą tiesą apie aukščiausią tiesą. Iškis atėjęs paskui ant Gangos upės kranto, pamenam, gavo iš Šugadevos Gosvami visą mokymą apie dvasinį pasaulį. Toliau, reiškia, šventraštyje aprašo Šrimad Bhagavatam pokalbį tarp viešpaties Šivos ir Sati. Ir aukščiausias Dievo asmuo sako, mano puikioji graži žmona, reiškia, tu pasakei, kad žmogus gali ateiti į namus, reiškia, į draugo namus be pakvietimo. Ir, reiškia, todėl, kai ateina, reiškia, nekviestas svečias, reiškia, mes neturim ieškoti kažkokių jame trūkumo, reiškia, kūno trūkumo. Ir mes neturim, reiškia, jeigu net žmogus turi kažkokius trūkumus, mes neturim ant tokio žmogaus net pykti. Koks atėjo žmogus, tokį turim priimti. Toliau Šrimad Bhagavatam, 4 giesmė, 3 skyrius, 18 tekstas sako, nereikia eiti į tos namus, reiškia, net jeigu tie namai yra mūsų giminaičio ar draugo, reiškia, jeigu to namo šeimininkas, reiškia, yra įsiaudrinęs, supykęs, reiškia, ir jo taip antakiai, reiškia, įsprogi ir jis su pykčiu žiūri į svečią, kuris ateina. O jeigu žinom, kad ateisi ir taip žiūrės su pykčiu, tai Šrimad Bhagavata perspėja, nereikia eiti tokius namus. Toliau, 22 tekstas sako, eina kalba apie Maharadžo Pritku, reiškia, susitikimą su 4 kumarais. Čia citatos paimtos. Reikalas tame, kad kiekvienas namų šeimininkas, nepriklausomai nuo jo padėties arba ekonominės būsenos, gali priimti, reiškia, bet kuriuos žmonės, net šventus, reiškia, išreikšdami jiems didžiulį atsidavimą, reiškia, pasiūlydami jiems gerimo vandens, kadangi vanduo visada yra prieinamas. Vanduo visada prieinamas. Aš pamenu, kai dar mažas buvau, čia jau daug metų, reiškia, po karo, štai, kaime aš mačiau, kaip močiutė priiminėdavo, tais laikais nebuvo, reiškia, daug to maisto, žmonės neturėjo valgyti, bet koks svečias ateidavo, sudindavo ir stiklinę vandens atnešdavo, be šalto. Būdavo, reiškia, sotis, padėtas skaidrus vanduo, molinis ąsotis atneša įpila vandens, arba net pieno pasiūlo, arba pasiūlo obuolių, kaime visada yra obuolių, obuolių, reiškia, nuo sodo pintinė atneša obuolių, vandens arba pieno, pirmiausia vandens ir koks nepažįstamas žmogus be užeitų. Tai, reiškia, mūsų pas protėvius buvo, seneliaus, tus dar paprotį žinojo. Žmonės neužkabindavo durų, nes nedėdavo, reiškia, prie durų to užrašo ant vartelių, kad piktas šuo, ar dar kažkas, reiškia. Arba čia jau seka kamerą, filmuoja, dar kažkas, reiškia. Jie priimdavo. Dabar žmonės įsibauginę nieko nepriima. Reiškia, Indijoje
čia rašoma, Šrila Prabhupada rašo komentarą, kad yra paprotys, kad netikėtam svečiui pasiūlyti stiklinę vandens ir kilimėlį. Ir sako, kaip ir sakiau, jeigu nėra kilimėlio, atsiprašyti svečiui išplauti, reiškia, grindis ir pasodinti jį. Ir jeigu nėra, kaip ir irgi sakiau, reiškia, sudėti rankas, atsiprašyti, pasveikinti. Ir taip galima patenkinti, sakoma, bet kokį žmogų, ir vargšą, ir carą. Visi supras, jeigu taip sutiksim. Toliau, Šrimad Bhagavatam 26 tekstas. Šrimad Bhagavatam 5 giesmė 26 skyrius 18 tekstas. Aprašomos pragarinės sistemos. Pasiklausykit. Žmogus laikomas negeresniu už varną, reiškia, kuri reiškia, turi maisto, tačiau, reiškia, jos to maisto nepasiūlo svečiams. Nepasiūlo svečiams, nepasiūlo seneliams ir vaikams. Bet pats, reiškia, suvalgo. Bet jeigu turim maisto ir nepasiūlom svečiams, seneliams ir vaikams, tai mes, reiškia, tuo pačiu netliekam 5 aukojimo rūšių, reiškia, ritualų prieš valgant maistą. Po mirties toks žmogus keliauja į patį žemiausią pragarą, kuris vadinasi Kremebhodžana. Šitoj planetoje, šitoj pragarinė planetoje yra ežeras, reiškia, kurio plotis 100 000 jodžanų arba 1 300 000 kilometrų. Šitas ežeras pilnas kirminų. Toks žmogus tampa kirminu ir gyvena, reiškia, tam ežere, rydamas kitus kirminus, o tie kiti kirminai jį ryja. Ir kol jis neišpirks, sako, savo nuodėmės, reiškia, ten tam ežere, tol jis negali grįžti į aukštesnės planetinės sistemas. Reiškia, todėl žmogus turi būti labai vaišingas, kai ateina svečias. Gal šiandien tiek. Paliksiu rytoj labai daug. Ir apie svečius, įdomu, ne apie svečius. O tai mes sužinosim. Rytoj teikit, va čia bus penas. Ateit rytoj sužinot, ką svečiams reikia daryti. Tokia paskaitėlė. Gal turite klausimų? Prašau. Aš turiu tokį klausimą. Čia kaip kalbėjot, kad atėjus, tarkim, pagarbiaujantį svečią, tas mokytis būtų, visiems nusilenkiam ir su dešinė ranka liečiam dešinę pėdą, su kairė. Taip. Bet kažkaip tai mes taip sukryžiuotume, ar kaip? Nes dešinė, o jeigu jūs prieš... Atsiprašau, ne taip pasakiau, jo. Reiškia, jo, atvirkščiai liečiam, jo, jūs pataisit mane, ačiū labai. Ne, kryžiuoti nereikia, taip ir liečiam. Aš kaip ne taip pasakiau, čia mano klaida. Jūs teisingai, nereikia nieko kryžiuoti. Ne, kryžiuoti nereikia tikrai. Atvirkščiai, su dešinė liečiu kairę, su kairė dešinė ranka, jo pėdas. Kas dar? Hare Krishna. Tai priminsiu, kad rytoj 7:45 vėl paskaita, visus kviečiu, kas žiūrėti, kas atvažiuoti. Rytoj 12 valandą Šanta Maharadžo paskaita čia. Irgi bus tiesioginė transliacija. Tai kviečiu visus atvažiuoti, sekminė programa, prasadas. Jai, Hare Krishna.